Jeigu žiūri šį video, tikriausiai matė, kad laimėjo Belvedere prakeiksmą realybės šou ir tai iš tikrųjų ir nuostabi patirtis. Aš to žiauriai norėjau, aš stengiausi kiekvieną dieną tiesiog galvojau apie tom galutinį vaizdą, apie to, kaip tai atrodys ir nelėdavau niekada jokiai blogą minčią įėti man į galvą. Jeigu neratėdavo, aš labai greit nustumdavau ir tiesiog ėjau link tikslo, visiškai nepaisant, koks bus užduotis, kas vyks tarp dalyvių. Ir man visiškai tai neturėjo jokios esmės, aš turėjau tokį žiauriai didelį tikslą, kad aš norėjau įgyvendinti. Tai ir laimėti tom projektą ir perėti per savam. Tai man pavyko tom padaryti ir tikriausiai mane matėt tokį kaip kovojuojantį, tokį stiprį, laimuojantį, einant iki galo ir nepaisant tų kažkokių mažų kliučių, vis tiek judant pirmyn. Ir dabar galbūt galėtumėt galvoti, kad aš esu kažkam devintam dungau ir aš čia laimėjau ir piniginį prizą ir aplamą tokį projektą. Tai noriu pasakyti, kaip ir iš tikrųjų. Ir manau, kad ir pats laiks nusiimti kaukės. Kaukė mano sėkminga. Bet šitam video nebus reikalinga. Nėra paprasta, nėra lengva filmuoti man dabar. Bet nors ir stipresnis, tas laimėjams man ramybės neatnešė. Nes aš atsimenu to dieną, kai aš jau laimėjau, buvau sekmadienis ir aš jau važiavau namie iš dvaro. Ne namie, o pas draugės. Ir aš jaučiau, jau prieš einant miegoti, tokį stresą. Man buvo tiek stresą, aš negalėjau beveik miegoti iš vis. Negalėjau normaliai nusiraminti, iš vis negalėjau, nes tiesiog širdis kalatojos, kaip nežinau kas. Ir negal sakyti, kad aš esu nedėkinga ir kad man nerūp ar dar kažkas. Man iš tikrųjų labai rūp ir dėl to, kad rūp, man tas klausimas buvo, o kas toliau? Kas toliau, ko aš dabar toliau darysiu? Ir kas manim galbūt sekti iš anksčiau matėt, kad aš anksčiau keliavau metus laik, solo Azijoje. Ir Europoje savanoriavau, keliavau, visokius laivus dariau tik tokį ir įvairiausius dalykus išbandžiau. Ir kaip grįžau čia, man tiesiog prasidėjo toks beprasmybės jausmas, o tas projektas man įkvėpė tokį tikslą, norą daryti, nes aš žinau, kad aš galiu, ne? Ir tas projektas man tik įrodė ton. Bet tas beprasmybės jausmas man dažnai nedaug ramybės, nes jeigu tu pabūni ir socialinius tinklus, ne, kaip kuries, bet manau, kad ir šiaip žmonės pasteb, kad nėra ten viskas taip, kaip rodo ir trūksta, atrodo, tos tiesos, to tikrumo. Ir asmeniškai, kai aš noriu nebūti tikra, ten, aš noriu būti savam, man ir žiauriai sunkia, kai ten yra teiktų tokį kišimą, teiktų tokį, aš visiškai nefyliu aplamą didžiuojas daliai socialinių tinklų ir žmonių, kad jie ir ten, aišku, aš atsirenku, bet man tai tiesiog yra beprasmiška, ko aš bedaryčiau, apart tų dalykų, kad jie manam transformavo, įveikiau baimis. Tai buvo mano tas variklis ir aš pati po to projektą realiai nuslūgau, nes man viskas netiek prasmės, tai buvo toks big deal ir dabar grįžti į realų gyvenimą ir tiesiog žiauriai sunkiai. Ir aš žinau, ko reiškia eiti kaip tanko, ne veltui ne vien žmogus ir projektas sakė, kad anas tai buvo kaip tanks, viskon keurą, viskon darė, kad anai tik pavyktų. Tam dariau ir Azijoje, ir tylos stovyklos buvau, ir aplėstus pastatus miegodavau, vėjų pat kažkur skraidydavau ir tas tikrai buvo baisu. Ir lygiai tom patį aš padariau šitam realybės šou.
Ir aš supratau vien dalyką, kad turi tą prasmį savo, pažiūrėjau, mano atveju yra eiti per baimės, daryti, kas man baisu ir eiti per ton diskomfortą. Ir tai irgi žiaurė sunkia, žiaurė, tu vis laik nukrenti, tu kažkom padara, vėl nukrenti ir niekad nėra tie pastovė, kad tu eitum. Ir aš jaut, kad aš noriu eiti būtent to, bet tas ir unteik sunkia, kad košmaras unteik sunkia. Man asmeniška ir kaip be baimingoji goda iš tikrųjų nėra tokia ir Ana yra jautrus žmogus, aš esu jautrus žmogus ir tiesiog man labai svarbu ir ta prasmė, o ta prasmė dažniausiai atsiranda tada, kai tu judi į priekį, net nepaisant, kad tau ir baisu. Dabar aš nusprendžiau nebegraužti savęs už to, kad man sunkiai sekas. Vat kažkokiai big dalyką man sekas, nors žiaurė sunkiai, bet kai man reikia būti kasdienybė, kai viskas yra ramu, kai širdį ramu, kai širdis pilna meilės ir visko, viskas kitaip ir nebėra taip, kaip anksčiau ir aš nebegrįžu niekad į ton savo gyvenime etapą, kad buvo anksčiau, viskas pasibaigė. Ir kai reikia dabar išmokti gyventi dar kitaip, su visai kitokiu gyvenimu, nežinau, požiūriu ir žmonėm tam gyvenim, tai yra dar kitoks levelis ir uns irgi ir diskomfortiškas, nes tu nebežina, kaip daryti tus veiksmus, kad rus darė anksčiau. Bet aš jaut, kad man reikia kažko čia toli tuvo, nes aš žinau, kad aš keliausiu anksčiau vėliau, bet aš jaut, kad man trūksta gyvenimo pojūtį. Net žinokit ir bais net pagalvoti, bet aš esu nusprendus ir aš renkus naują iššūkį. Man kaip mergina tai ir baisu. Literaliai tai ir baisu. Ir aš pilna tik, kad ir dar daugiau merginų, katros norėtų, bet mus bėjai ir mus galvo, kaip čia atrodyti, kaip čia būtų, o čia mums pavyktų. Jūs tik žinot, kaip pravažiuojam kokį merginą su motociklu. Kaip jūs galvojat? Fainė, ne? Gerą ant čia var. Keita atrodo. Tai jam laikytis A kategorijos motociklo teisių. Ir galbūt paklaustumėt, kodėl, tai nes man baisu. Aš niek ten nemoku, aš niek nežinau, aš niek nesuprantu ten, aš neįsivaizduoju, kaip ten reiktus bėgis junginėti, aš niek nesuprantu, niek. Ir tas ir įdomiausia. Ir kad ir kaip man būtų baisu, aš vis tiek rodysiu viskon ir rodysiu, kaip merginas gal tom padaryti. Tiesiog reikia užsinorėti ir eiti po mažą žingsnelį link to. Pati asmeniškai jaut, kad tai ir man vienintelis kelias sugrįžti šią akimirką, sugrįžti į ton gyvenimą, pojūčių, laisvę tokį ir vėl ton užsidegėjimą, entuziazmą sugrąžinti pas savęs. Ir tai nebus kažkokia sėkmės istorija ar dar kažkas. Bet jeigu ant taps sėkmės istorija, bus labai nerealu. Ir tikslas yra parodyti, kad įmanoma ir padarytus dalykus. Aišku, aš labiau akcentuoju merginas, nes aš žinau, tiesiog, kaip jūs jautotės. Aš žinau, aš pati viskom perėjau ir žinau, kaip yra sunkiai priimti sprendimus, sunkiai žengti žingsnius. Žinau, kad tik tiesa nuoširdoms gal atverti žmonių širdis. Aš ėjom tam tada, nes man baisu, nes aš bijau, aš neįsivaizduoju, kas manis lauk. B kategorijai tai turėjom, bet reikia ir A kategoriją laikyti teorijos egzamin, tada ir pravažiavimą, mokymas visų tų, visų dalykų. Ir kažkaip jeigu tu norėt kartu su manim, tai kviečiu tavam žiūrėti man kelionį ir stebėti, kaip man sekas įgyvendinti savo tikslus. Nors man baisu, dar kartuoju, nes aš esu, pavyzdžiui, ir Instagram visur užsivadinus, kas jei nustotum bijoti, ne? Tai klausimas toks ir kas jei nustotum bijoti atsisėstum tuo fucking motociklą. Tai sužinosim. Tai jeigu nori ir tu, žiūrėk ir sužinosim kartu. Ačiū labai, kas žiūrėjot video ir
Ačiū, jeigu nuspręs likti su manim. Ačiū Jums labai. Iki.